Taip, gal yra kažkokių klausimų iš praeitos temos, nes mes kažką mokėmės per kundalinį tantrą. Ir jeigu jūs taikėt tos metodus, aišku, kad kilo klausimų. Jeigu netaikėt, tai greičiausiai gal ir nekilo. Mokėmės koncentraciją, kalbėjome apie samadhi, pranajamas. Taip. Sigita, kokios 4 tauriosios tiesos savais žodžiais? Kokia pirmoji? Yra kančia, yra priežastis, yra galimybė išsivaduoti ir yra kelias. Taip ir dėl to yra tiek daug mokyklų, nes kelių yra įvairių, kaip tai padaryti. Jeigu praktikas jogas nesupranta, negyvena su pirma tiesa, jisai iš vis neturi šansų išsivaduoti. Neturi šansų įsilaikyti kelyje dharmos. Tai yra nei iš vis neįmanoma. Gal, aišku, kažkoks unikumas, bet taip imant masę, tai yra neįmanoma. Jeigu žmogus nesusigyvena su pirma taure tiesa. O ką reiškia su ja susigyventi, Karolina? Ar jūs, Maunai, toliau vis dar mėnesį laiko? Kaip jūs realizuojat pirmąją taurę tiesą kasdienoje? Vaiva. Taip, reiškia, kad įsilaikyti kelyje ir peržengti savo galimybių ribas, karminių galimybių ribas, būtinai reikia matyti skausmą. Kitaip nėra šansų. Jeigu mes galvom, kad gyvenimas toks neblogas visai, nėra šansų. Iš vis nėra šansų. Dėl to ir prasideda, dėl to Šakyamunis moko, ir visi Budos moko 4 tauriųjų tiesų. Vis laiką, kaip apsireiškia Buda, jisai iš esmės moko 4 tauriųjų tiesų. Visuose pasauliuose, kad kančia egzistuoja. Ir jeigu mes neatsiveriame skausmui, nėra kuro. Nėra kuro. Tada, jeigu žmogus neatsiveria, nerealizuoja pirmosios tauriosios tiesos savo kasdienoje, jisai važiuoja tik ten savo gerosios karmos. Tada ta karma baigėsi ir viskas, ir jo nebėra. Iki kažkada tai po 10-20 metų arba kitai įsikūnijimo arba dar kažkada tai. Jeigu žmogus atsiveria skausmui, jis pripažįsta, kad nuolatos skauda ir fiksuoja skausmą, reiškia, tai yra praktika. Realizuoti pirmąją tiesą tai yra praktika. Tai yra nuolatos jausti skausmą, nes mes jį jaučiam. Reiškia, ką reiškia jausti skausmą? Pavyzdžiui, sėdžiu ir nutirpo koją ir aš fiksuoju, tai yra kančia. Tai yra samsara, aš ją pradedu šlykštėtis. Šlykštu turėti tokį ribotą kūną, tokias ribotas galimybės. Ir jeigu mes pradedame fiksuoti visus šitus dalykus, pavalgėm, nedavalgėm, šilta, šalta, karšta, maudžia. Kai sąmonė prasiplėšia, kanalai išsivalo, žmogus pradeda jausti, kaip virškina jos skrandis, kaip kraujas bėgioja venomis, kaip plaka širdis, kaip sensta kūnas, kaip keičiasi ląstelės, kaip jos miršta. Jis viską jaučia. Ir tai yra nuolatos nepatogumo pojūtis. Nuolatinis nepatogumo pojūtis. Ir tai yra didžiulis kuras. Didžiulis kuras ištrūkti
iš visų įmanomų apribojimų. Jeigu nėra šito dalyko, iš vis nėra šansų ištrūkti. Mes neperžengsim savo ribų, savo karminių ribų. Tik tai, kai yra kūras, o kūras yra kančia, mes galime atsiverti palaimai. Ir tai yra, eina du poliai, plečiasi sąmonė, didėja palaimos, bet ir kančia, jinai irgi jos intensyvumas stiprėja. Tik jinai vis patiriama, vis ne taip, kai žmogus skauda dantį, jisai nebegali nieko kito galvoti, tik tai kaip apie skaudantį dantį. Sąmonės įsiplėtimas, sąmonės prigimtinė palaima neutralizuoja, bet yra suvokimas skausmo. Galima sakyti, iš skausmo patyrimo perinama į skausmo suvokimą. Ir tai yra būtinas dalykas. Nuolatos fiksuoti, kad mes esame samsaroje. Kiekvieną kartą, iš esmės tada mes pradedam suvokti tokį dalyką, kad mes visą parą neveikiam nieko kito, tik bėgam nuo kančios. Mums kančia taip sėdėti, mes imam kitą kažkokį būdą buvimo, kuris irgi netrukus virsta kančia. Pavalgiam, atsisėdom, norisi tualetą, reikalai kažkokie, norim pailsėti ir esmės. Viena kančia keičia kita kančia, kuri tiesiog yra kitokios formos. Ir iš esmės mes pradedam suvokti, dėka pirmosios storiosios tiesos, jeigu tai naudojam kaip praktiką, o tai turi būti naudojama kaip praktika, tai yra požiūris. Kad iš esmės žmogiškam gyvenime nėra nieko kito, tik pauzės tarp kančių. Jeigu jūs pradėsite stebėti, jūs prieisite prie tokios išvados, kad yra tik tai pauzės tarp kančių. Ir tai yra kuras. Kuras ištrūkti iš šitos mirtingos būties. Peržengti savo ribas. Šiaip mes savo neįkalbėsim, kad samsara yra šlykšti. Mes turime pradėti matyti, nes mes kaip šunys, yra tas posakis, šuo kariamas pripranta. Mes tiesiog pripratom, mes antiek užšalom skausmo patyrimui, nes mes neturim pasirinkimo nuo gimimo, kaip tik tai susitaikyti, kad skauda. Ir tiesiog tampam tokie, kaip, kai žmogų nuskausminamui suleidžia. Jisai užšalęs, jisai pusgyvis, jis kaip pusiau lavonas. Ir mūsų protas toks yra pusiau lavonas. Mes nepastabus. Žmonės 70-80% nesuvokia savo emocijų, jie negali jų apibūdinti. Skaičiau apie tyrimą, kad pasodino žmogų kelionių agentūrai ir kamerą įdėjo. Ateina žmonės, ir ten toks didelis stalas, pašneka su tuo kelionių agentu, jisai tipo nukrenta jam tušinukas, jis palenda po stalu ir iš po stalo išlenda kitas žmogus visai. Daugiau negu 50% nemato, kad tai yra kitas žmogus. Tasme mes esame nerealiai akli. Mes matom vien tik tai savo paveiksliukus. Skausmas yra toks didžiulis, kad mes tiesiog beveik nieko nematom gyvenime. Mums atrodo, kad tai yra normaliai, nes mes tiesiog gyvenam dešimtmečius su tuo skausmu tokie pusiau užšaldyti. Bet jeigu mes norim išbudinti sąmonę, mes turim pripažinti, kad nerealiai skauda būti žmogumi. Ir kai mes pripažįstam savo skausmą, kad mums skauda, tik tada gimsta normali atjauta kitom gyvom būtybėm, kad visiems nerealiai skauda. Visiems nerealiai skauda. Tai čia kalba apie fizinį planą, o koks yra emocinis ir psichinis skausmas. Kai mes įsimylim ir visą laiką suvokiam giliai viduj, kad ta meilė yra pasmerkta. Nes mes neturim vaistų, mes neturim nemirtingumo, mes negalim būti amžinai, mes visą laiką esam amžinam praradime, kaip žmogiška būtybė. Amžinoj fiziniai kančioj ir amžinam psichologiniam praradimo pojūtyje. Visi, kuriuos sutinkam, visi išeina, išsiskiria, palieka mus. Tai yra nereali kančia. Tai yra totaliai beprasmis gyvenimas. Jeigu jūs įsižiūrėsit per šitą kančios prizmę, jūs pamatysit, kad žmogiškas gyvenimas yra švelniai tariant košmaras. Kad mūsų gyvenimas yra švelniai tariant košmaras. Bet mes taip užšalę tam skausmui, kad gyvenam tokie leisgyviai, pusiau matantis, pusiau jaučiantis, nesuprantantis kažkur nei viduj, nei išoriai. Ir jeigu mes norim peržengti, mes turim pripažinti pirmą taurę tiesą, pradėti išgyventi savimi, kad iš tikrųjų skauda būti ir aš nenoriu būti samsaroje. Samsara yra skausmas.
Nėra motyvacijos, nes nėra skausmo. Reiškia, aš esu užšalęs. Aš leisgyvis, jeigu aš neturiu motyvacijos nušvitimui. Aš skaitau knygas, bet aš nejaučiu savęs, aš nejaučiu, kas vyksta realiai čia ir dabar, kad nerealiai skauda. Kiekvieną kartą skauda eiti nemėgstamą darbą, dirbti, pavargti, nuvargti, užmigti, keltis, maitinti, prausti kūną, valyti dantis, taisyti juos, ta prasme, plaut prakaitą, tai nuolatinis darbas, servisas. Nuolatinis vergovė savo kūnui. Mes iš esmės nieko neveikiam, tik tai tarnaujam savo kūnui, kuris amžinai nedėkingas. Ar ne taip yra? Dėl to 4 istorijos tiesos būdų mokymo prasideda: pripažink, kad skauda, pripažink, kad tai yra samsara, neapsimetinėk, kad viskas normaliai, nieko čia normaliai nėra. Tada tai yra kuras ir motyvacija. Nereikia motyvacijos. Jūs sakote, atvažiuoju į savaitgalį, pasikraunu, paskui kažkaip tai nugesta. Nes jūs nejaučiat savęs, jeigu jums nugesta. Kaip gali nugesti skausmas? Jūs tiesiog neatvažiuokit į salę, jūs įsižiūrėkite į savo dieną, kiek kartų jums skauda būti. Kiek kartų jūs darote tai, ko nenorite iš tikrųjų daryti. Ir bus motyvacija. Tai yra tikra motyvacija. Tada mes suprantame kančios priežastis. Tada yra geroji naujiena, kad yra nušvitimas. Yra gera naujiena, kad iš kur ta kančia neegzistuoja. Kaip tikrovė. Tiesiog mes nesuvokiam teisingai realybės. Nesuvokiam savęs. Ir tada tas skausmas jisai pradeda keisti formą. Mes atsiveriam jam kaip kūrui, tai yra kaip generatorius, bet tuo pat metu suvokdami, kad objektai tušti. Nėra prie ko prisirišti, nėra ką įsikibti. Ir kad iš kur man neskauda, aptinkame dėka meditacijos, dėka koncentracijos. Kad iš kur nėra to, kuriam skauda. Iš kur man tikrajam ir neskauda. Bet yra labai įdomi tik transformacija tada. Skausmas intensyvėja, energijos nušvitimui daugėja pasiekti, motyvacija stiprėja, atjauta didėja ir tuo pat metu skauda vis mažiau ir iš tikrųjų mažiau skauda. Nes prieš tai skaudėjo, tik mes tiesiog ignoravom tą skausmą. Ir tada natūraliai ateina noras nieko kito nedaryti, tik tai išsivaduoti ir padėti išsivaduoti kitiems. Nes visiems skauda, jūsų mamai skauda, jūsų vaikų skauda, jūsų tėčių skauda, jūsų kaimynų, jūsų žmonai skauda, visiems skauda. Ir kad jie pyksta, geriant depresantus, alkoholį, narkotikus. Jūs prasit, kad tai yra normaliai. O ką daryti, jeigu nėra darmos? Nes skauda būti. Tai yra normalu, kad žmonės taip elgiasi. Jie elgiasi iš skausmo. Ir mes taip irgi kažkada galbūt, jūsų kūnai elgiasi taip iš skausmo. Tiesiog jūs nežinote, ką daryti, kaip, iš kur gauti nuskausminamųjų. Ar ne taip? Tai va, motyvacija praktikai. Patyrinėti pojūčius savo protą dienos bėgyje. Ir tiek motyvacijos bus. Tiesiog reikia fiksuoti samsarą. Skausmas samsara. Ir atsiranda pasibjaurėjimas samsara, noras, kad jos nebebūtų. Atmetimas jos. Kaip po tokios. Ir tada mes dauginam nirvanos, pradam ją miksuoti. Ir tada išeinam į po truputį vis labiau ir labiau į lilą. Bet kad tą padaryti reikia pabusti iš juslių sąmonės, iš ego sąmonės. O kad pabusti reikia voltažo. Reikia skausmo voltažo.
yra dvi sankaupos. Vieni dharmas kelyje laikosi ir sangui, taip ir yra visur. Vieni laikosi dėka gerų darbų sankaupos, kiti laikosi dėka įžvalgų sankaupos, treti dėka mikso. Reiškia, mes gerose vietose, gerose aplinkybėse, kad mums sektųsi, ar kad būtume, tarkime, dharmos kelyjais, laikytume reikalingos dvi sankaupos. Viena sankaupa yra nuopelnų sankaupa. Tai yra geri darbai įvairiausi. Ir jeigu yra jie daromi, ir daromi kažkas susijusio su dharma, padedama kažkaip dharmai ir panašiai, ir tas žmogus turi nuopelnų išbūti kelyje. Kaip kalbėjom praeitą kartą, tai talka, kad atvažiuoja žmogus be abejonės daug nuopelnų, ar kad patarnauja čionais, ten išplauna, tvarko, dar kažką tai, aukoja kažkokiam vienuolynam, jisai kaupia nuopelnus. Ir taip jisai gali išbūti dėka to ilgiau dharmoje. Bet gali žmogus nieko tokio nedaryti, niekam neaukoti, niekam nepadėti, niekam neatvažiuoti talką ir būti Mahajanoje lyderis, kaip po praktikas. Dėl to, kad jis labai realizuoja praktiką. Tai yra įžvalgų sankaupa. Jis tiesiog praktikuoja ir tai yra pagrindinė praktika. Jam tai yra ir nuopelnai, ir plečiasi sąmonė, dvasinių patirčių sankaupa. Tai vieni Mahajana yra tokie, kurie neturi laiko normaliai praktikuoti, yra labai sunkios karminės aplinkybės. Ir taip toliau. Tokie žmonės turėtų labai akcentuotis į kaupti nuopelnus, kad jie galėtų išlaikyti ir pakoreguoti savo karminės aplinkybės ir išlaukti to laiko, kai karma atsipalaiduos, kad galėtų daugiau skirti praktikai. Kiti, kas turi galimybės praktikai, tai yra svarbiausias dalykas. Tai praktika. Realizacija. Jeigu žmogus neatsimena sapnų, jų nefiksuoja, negauna simbolių, nemato simbolių sapnuose, tai jis niekada ir dieną nepamatys jokių simbolių ir ženklų. Jeigu žmogus neatsimena sapnų ir sako, kad aš dieną tenais matau ženklus, jis nusišneka. Jis negali matyti, nes jisai aklas. Jisai turi būti bent kažkiek sąmoningas, o sąmoningumas iš karto atsispindi naktį. Kokia naktis, reiškia, toks žmogus yra diena. Jeigu jis pradeda matyti simbolius naktį, sapnuose, jis pradeda matyti ženklus ir dieną. Ir jis gali nedaryti jokių gerų darbų, jisai tiesiog realizuojasi ir tai yra pats geriausias darbas, tai yra praktika, išsivadavimas. Ir kai kurie žmonės būna miksai. Tai turbūt dar irgi ne ką prasčiau negu antras variantas. Ir gerus darbus, ir keičia sąlygas, ir gerina gyvenimo kokybę, praktikos kokybę, ir eina dvasinė realizacija, reiškia, dvi sankaupos iš karto. Bet būna žmonių visai nemažai, kurie turi sunkias karminės aplinkybės praktikai, ne vieni gyvena, miega su nepraktikuojančiais vienoje lovai, dirba su nepraktikuojančiais dideliuose sunkiuose arealuose, ir jų praktika einasi labai sunkiai, ir nėra taip paprasta išeiti iš tų karminių aplinkybių, jie turėtų dėti didelės pastangas, daryti kuo daugiau gerų darbų, kad neutralizuotų savo negatyvią karmą ir galėtų išbūti dharmos kelyje. Tiesiog reikia suprasti, kokios aš esu, kokioj stadijoje, kokioj pakopoje, kokiose aplinkybėse, kad valdyti situaciją. Bet jeigu žmogus yra sunkiuose arealuose, jiems sunkiai sekasi praktika ir jisai ten spaudžia, taip sakant, iš nieko vašką ir nedaro gerų darbų, nieko ir nebus. Tiesiog karma geroj baigsis ir viskas. Tiesiog reikia pažiūrėti, kokios yra mano aplinkybės asmeninės ir ar viskas yra kontroliuojama, taip sakant. Dvi sankaupos būtinos. Nuopelnų sankaupa lengvina patį kelią, o praktikos sankaupa leidžia tuo keliu eiti. Duoda motyvacijos, nes realizacija duoda motyvacijos. Nes mes taip pripažįstam, kas skauda, yra motyvacija, bet mums reikia skonio. Skonio, kad yragi tas nemirtingumas. Taip. Mes turim gerai suprasti, kas yra nušvitimas, nes kai mes suprantam, kas yra nušvitimas, tai yra toks dalykas, kad mes apie jį pagalvojam ir tai turi gniaužti kvapą.
nieko labiau jaudinančio, nieko labiau, taip sakant, įkvepiančio iš tikrųjų nieko nėra gyvenime. Palyginus su įprastais žmonėm, nušvitimas yra iš viso kažkas nerealiai neįtikėtino. Tasme, tapti nemirtingu. Jūs suprantat, kas tai yra? Tasme, jūs praktikuojat, kad tapti nemirtingais. Kad tapti dievybėmis. Ta prasme, palyginus su žmonių, kaip gyvena žmonės, tai iš viso tai yra wow. Tai yra toks šansas. Bet žmonės renkasi vargus visokius, santykius, darbus, karjeras, keliems metams. Vietoj nušvietimo. Tasme, reiškia, žmogus nesupranta, kas tai yra. Reikia labai gerai pasidomėti, kas tai yra. Mąstyti apie tai. Tai turi užvaldyti mus kaip apsėdimas. Tasme, tai yra nušvietimas, aš nušviesiu. Aš galiu išsivaduoti. Aš galiu visiškai save transformuoti. Aš galiu tapti bet kuo, bet kaip, bet kur. Galiu būti visiškai laisvas. Džairana, ką reiškia žodis dharma? O jeigu vieną žodį? Tik vieną žodį pasakyti. Dharma, sinonimas. Bet žmonės nežino, ką tai reiškia. Irgi, jūs tai žinot, bet o koks yra dar geresnis žodis, kuris visiems atsišauktų? Kurie visi trokšta. Sąmoningas, nesąmoningas, sąmoningesnis, praktikuojantis, nepraktikuojantis. Visiems patinka tas žodis ir visi jį supranta, bet nušvitimą gali ne visi suprasti. Laisvė. Dharma reiškia laisvę. Dharma sinonimas yra laisvė. Dharma reiškia laisvę. Ir kai sako, nieko nėra svarbiau už laisvę, tai reiškia, nieko nėra svarbiau už laisvę. Vardant dharmos galima viską paaukoti. Pakeiskit žodį. Vardant laisvės galima viską paaukoti. Taip mes turime matyti. Dharma reiškia laisvę. Laisvę nuo mirties, laisvę nuo kančių, laisvę nuo negalių, reiškia, tai yra galėjimas. Laisvę nuo skurdo, laisvę nuo ribotų galimybių padėti kitiems. Laisvę kurti. Absoliučiai totali, absoliuti visapusiška laisvė. Nuo bet kokių limitų. Tai yra dharma. Tai yra pats svarbiausias dalykas kiekvienam žmogui. Išsivaduoti, tapti laisvu. Bet kokiom prasmėm laisvu. Laisvu nuo 3 kūnų ribotų. Pagrindinė žmogaus pareiga, dharma, sako, reiškia, pareiga tapti laisvu. Kiekvienas privalo, nes jis trokšta laimės. Ir kad būtų laimingas, jis turi būti laisvas. Taip kaip laisvas yra absoliutas, Dievas. Ir žmogus nepasitenkins nieko mažiau negu dharma iš tikrųjų. Supranta, jis tai nesupranta. Žmogus nepasitenkins nieko mažiau, kaip tik tai absoliučia dharma. Kiekvienas trokšta laisvės. Gerai, mes pirmą šiandien dienos dalį turim Lodžongo sadaną. Kas neturi, pirmą kartą pasidalinkit.
Kas turėjo, turi. Kas neturėjo. Kas neturi, pakelkit ranką. Ačiū, susigrupavę. Taip. Suspausdinkit, o mes. O jūs turite aušą, taip? Taip, tai mes pradėsim nuo sadanos. Mes neturėjom nieko su Avalokiteshvara, taip? Buddha Avalokiteshvara yra Sambhogakaya forma Amitabhos. Aiškiai, yra kaip yra 3 kūnai visatos. Visatos, galima taip sakyti, mūsų 3 kūnai. Yra Dharmakaya, absoliuto kūnas, Sambhogakaya, palaimos kūnas ir Nirmanakaya, apraiškų kūnas. Tai Amitabha Buddha yra Dharmakaya. Jisai iš savęs manifestavo Buddha Avalokiteshvara. Ir Guru Padmasambhava yra Nirmanakaya, Buddhos Avalokiteshvaros. Aiškiai, tai yra 3 kūnai. Amitabha, Avalokiteshvara ir Guru Padmasambhava. Taip, fizinis įsikūnimas, Guru Padmasambhava. Iš atjautos, aiškiai, Guru Padmasambhava, tai yra viena šeima, nes lotoso šeima. Tai yra vadinamos magnetizuojančios dievybės, magnetizuojanti Budų šeima. Jos yra tokios labiau tantrinės. Didžioji dalis yra raudonų. Vadžrayaginiai įeina į lotoso šeimą. Kurkuliai įeina į lotoso šeimą. Aiškiai, tokios niršios, seksualios, magnetizuojančios, transformuojančios. Tai yra lotoso šeima. Ir, reiškia, lotoso šeimos viršūniai yra kaip po tėvas, sakykime, taip simboliškai reiškia, Buddha Amitabha, Dharmakaya, Sambhogakaya, tai yra Buddha Avalokiteshvara, viena iš formų. Ir daugybė apraiškų yra, aišku. Ir viena iš jų yra Guru Padmasambhava. Kaip Nirmanakaya, kaip fiziniai įsikūnymai, apraiškos. Jis yra krištolinis, toksai tarsi permatomas. Kairiai rankoje yra lotosas, kaip matot. Dešiniai rankoje krištolinė mala. Rankose jis laiko čintamanį, norus pildantį brangakmenį. Įvairiai vaizduoja, kartais mėlyna, kartais balta. Balta krištolinė. Melsva tarsi. Kūnas jo jaunas. Nesenstantis, viena galva. Sėdi lotose, saulės mėnulio disko, reiškia, tai yra užtemimas, nušvitimas, rahu, centrinis kanalas. Visos tankos, aš nežinau, esam kalbėję, visos tankos yra, tai yra užtemimas. Kai sėdi Buddha lotose, ant saulės ir mėnulio disko, sako, arba mėnulio ir saulės disko, tai simbolizuoja užtemimą. Reiškia, raudonas ir baltas saulės ir mėnulio kanalai, įeina į centrinį kanalą
įvyksta užtemimas ir nušvitimas. Ir tai yra, reiškia, tada atsiranda Buda. Ir visuose tankuose tas lotosas ir simbolizuoja įėjimą į centrinį kanalą ir tada žmogus tampa Buda. Taip, štai sėdi ant Saulės ir Mėnulio disko, ant dviejų šitų vėjų planetų, ant šitų energijų. Jos tampa nebedualios. Buda Avalokiteshvara nepradėjo, kaip mes pradėjom, nuo žmogaus. Jisai manifestuotas iš Budos Amitabhos. Avalokiteshvaros randam mes širdies sutroj, kur yra forma, yra tuštuma, tuštuma yra forma, tenais, reiškiasi, Mandžiušris, Avalokiteshvara, jie pastoviai lydėjo Budą Šakyamunį. Buvo kaip po įsikūnyje. Ir kai kažkokiose sutrose matom, kai užduoda klausimą, tai ne dėl to, kad, tarkim, Buda Avalokiteshvara nežino atsakymų, bet kadangi sėdintis mokinys nesugeba paklausti kažko svarbaus, už juos klausia tie, kas supranta. Tai ne dėl to, kad, tarkim, Avalokiteshvara mokosi iš Budos Šakyamunio. Jisai tiesiog užduoda klausimą, kad galėtų būti atsakymas naudingas kitom gyvom būtybėm. Ir o jūs, pavyzdžiui, turite kokį nors draugą šalia, kurį žinot, kad jisai kažko nežino, nesupranta ir nesugeba to paklausti. Jūs galite paklausti kaip jūs tarsi, tam, kad atsakymas būtų jūsų draugui. Tai yra taip dažniausiai daroma.